Sveiki ir šiandien aš filmuoju savo naują video ir šiandien turiu porą apžvalgų iš dviejų skirtingų parduotuvių. Tai pirmoji parduotuvė būtų Romve ir pirmą kartą susilaukiau siuntinio iš Romve ir šiaip likau visai patenkinta, nes gavau dvi sukneles, tiksliau užsisakiau dvi sukneles. Ir pirmoji suknelė yra tokia juodai baltais dryžiais, nežinau kaip pasakyti. Man visada padeda Edvinas filmuoti video, ypač apžvalgas, jam labai patinka apšnekėti mano rūbus, kaip matot, jisai viską žinova žodžiu. Tai va tokia suknelė, čia kaip realiai yra toks viršus, man šiaip patinka, yra be rankovių, maždaug iki kelių, šiek tiek trumpesnė. Jos galas yra šiek tiek toks kaip ir atviras labai pakankamai, čia taip susiriša įstrižai ir šiaip gerai atrodo iš tikrųjų šitą suknelę, man jau patinka. Tik vienas trūkumas, kas man keistai pasirodė, kad šitaip kabo šitas dalykas, tai aš tiesiog čia susisiūsiu, ta prasme, prieš leikos, kad atrodytų taip tvarkingiau, net taip kažkaip, žinot, tiesiog labai keista detalė buvo. Bet šiaip labai šitą suknelę man patinka ir medžiaga labai faina iš tikrųjų. Parodysiu, kaip atrodo ant manęs jinai. Antroji suknelė yra štai tokia irgi dryžuota. Medžiaga tokia įdomi, sakyčiau vasariška tokia. Ir jinai atrodo štai taip pat. Čia yra, matot, sluoksniukas toks. Šiaip jinai yra graži, viskas yra su jokiai, bet jinai yra man per trumpa. Tai yra žiauriai sad, nes aš susakiau S ir jinai tiesiog man yra per trumpa, tai nežinau, ką reiks daryti, nieko neišgalosiu, nes ganėtinai per daug trumpa, tai atrodys gan keistai ir man patinka, kad čia yra laisvi pečiai. Patinka visos detalės, šiaip viskas yra okva, jinai iš abiejų pusių atrodo taip pat, kad gale užtruktukas yra. Tai ir parodysiu, kaip jinai atrodo ant manęs. Tai štai tos dvi suknelės atrodė ant manęs ir aš linkus paliksiu apačioj tos ir parduotuvės ir tų suknelių. Tai pasižiūrėkit būtinai, pračekinkit ir šiaip patiko visai šitą parduotuvę, tai rekomenduočiau jums užsukti ten ir kažką įsigyti. Ir antroji parduotuvė, apie ką mes šiandien šnekėsim, tai yra lietuviška firma, tai ubela.lt, aš paliksiu taip pat linką apačioj šito peidžio ir aš gavau štai tokią dėžę iš Ubelos. Ir joje yra priemonės plaukams ir ne tik. Tai va, atidarius dėžutę atrodo štai taip viskas, užpakuota gražiai. Ir šitoje dėžutėje yra šukos. Ir va, štai taip atrodo ta dėžutė. Ir jos yra gan didelės. Čia aš atidarau. Žodžiu, atidarau ir čia yra įpakuotos labai gražiai, iš tikrųjų, čia yra net su visais paaiškinimais, kaip su tom šukom, kas, kaip, kur, ką. Šukos atrodo šiaip stilingai pakankamai, jos yra labai didelės ir pakankamai daug gali šukuoti, ta prasme. Šiaip aš jas jau bandžiau, viską išbandžiau ir man šiaip labai patiko jos. Jos, ta prasme, ne tik šukuoja, bet ir masažuoja galvą. Ir šitos šukos atlieka ne vieną funkciją. Šiaip yra ne vienos rūšies šukų ten, tai užsukite tą puslapį ir pračekinkit, yra tikrai nemažas pasirinkimas, o šiaip šitas šukas tai rekomenduočiau tikrai, ypač tom, kurios turi ilgus plaukus. Kitas dalykėlis, kurį gavau taip pat iš Ubelos, tai čia yra plaukų vaškas ir šitas vaškas yra su mikropluoštu, jis suteikia natūralią, gražią ir švytinčią šukuoseną visą dieną, naudoti ant drėgnų ir sausų plaukų, čia yra nesvarbu realiai. Ir šitas dalykas irgi yra labai awesome, tikrai siūlyčiau išbandyti. Ir jis labai beje skaniai kvepia, jūs neužuosit, bet žiauriai skaniai kvepia iš tikro. Ir taip pat tai yra ne tik šios kelios priemonės, kurias jūs matėte, bet taip pat ir įvairių priemonių plaukams, veidui, kūnui ir taip pat dekoratyvinės kosmetikos, tai būtinai užsukit ten ir pasižiūrėkit. Ir paskutinis dalykėlis, ką aš gavau iš Ubelos, tai yra antakių gelis Wonder Brown. Šitas dalykas žiauriai yra geras iš tikro, nes čia yra antakių gelis, jisai yra atsparus vandeniui. Ir man patinka, kad čia yra labai patogus šepetėlis šitam visam, su juo tikrai labai patogu. Kai jūs panaudosite šitą priemonę, jums spalva ir forma išliks net iki 3 dienų, tai tas yra labai didelis pliusas, kad nereikia kiekvieną dieną dažyti antakių, tai iš tikrųjų išbandykite, yra ne tik šitos spalvos, įvairių spalvų yra, tai užsukę į puslapį galėsit pamatyti. Taigi aš labai norėčiau padėkoti šioms dviems firmoms, Romvei ir Ubelai, ir
Ačiū labai Belai už labai fainus produktus, aš jos naudosiu ir patarčiau taip pat jums užsukti, pasižiūrėti, gal rasit kažko savo naudingo, nes tikrai man tai labai patiko. Ir tai buvo tokia trumpa šiandieninė apžvalga ir aš apžvelgiau šių dviejų firmų produktus. Ir tai būtų viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu jums patiko šis video ir norite daugiau apžvalgų iš visokių įvairių firmų, tai spauskite laiką, palikite gražų arba negražų komentarą. Ir taip pat nepamirškite, kad jau šį antradienį, rugpjūčio 8 dieną, mes susitiksime Palangoje, Basanavičiaus gatvėje, kur yra tiltas prie to fontano. Ir mes labai jūsų lauksim. Fanmeetas prasidės 2 valandą ir su manim bus dar daug youtuberių. Sąrašas yra po kitų video. Tai būtinai ateikit, tik neneškit šokoladų, labai prašau. Susitiksim ten ir atsineškit gerą nuotaiką. Beje, aš labai mėgstu Pringles, tai čia namiokas. Jeigu jau norit labai kažką nešti, ne šokoladų, žinot, tai Pringles. Taip pat subscribekite mano kanalą ir susitiksim kitą kartą. Viso!